čia iš serijos, kai tipo reik nusimėliaut čia, viskas bus zaibys, ne? Tais antrą pusę nusismėliavo. Čia iš pirmų žvilgsnių buvo, kad šonai natūralus šitais dalykas, čia toks vietas, tai čia, ant visų tų tokių platformų būna supistas. Dažniausiai pagrindiniai rėmai būna lediniai. Aišku, buvo kalba kojas tipo pramankštinti. Ką tu šitais pramankštinti? Žiūrėk, kokius kojas. Čia buvo prūdėję visiškai, žinai. Suplaktų praėjai šitais popierius. Kojas kapitaliai naujai gaminti. Visiškai kapitaliai naujai gaminti. O šitais variems kai kur, čia kai netikė. Pati bėda ir kad išlinda va šitais pagrindinis rėms ir kaip popierius. Nes čia tiek ant supuvęs buvo grinai popierinis rėms. Ir dabar nieks nežino, ką daryti. Aišku, čia atrestauruoti pilnai reikėtų, o tas pilnas restauravimas. Pat žinot, kaip ir su restauravimu pilnu. Tu dažyk Žigulį ir tu dažyk Mersą. Mersas, dėkim, kainuos ane PM gabalų, Žigulis 300 eurų. Bet tu tiek tą dažyk, tu sumokėsi 2 gabalus vis tiek už dažymą. Tas, kad dažys Žigulis, sakys, tu kurva daunsėsi, man Žigulis tiek nekainavo. Tas, kad dažys Mersas, sakys, zaibys, kaip pigiai, kurva, čia gera kaina, žinai. Tai čia tokia logika,